Aš kadangi save labiau kažkaip tai pozicionuoju galbūt kaip savo žaidėjų balsą, kuris atstovauja būtent jo interesą ir būtent toks, koks jis yra. Ta prasme, aš nesistengiu labai pakeisti žaidėjo, pakeisti jo charakterio, jeigu aš matau, kad jam tai nėra reikalinga. Toks ryšys ir yra ilgalaikis. Nes jeigu tu bandai brukti savo kažkokią nuomonę, keisti žmogų, kuris nebūtinai turi būti kažkoks tai stereotipiškas, ar ne, tai aš manau, kad tai ilgainiui kažkur tai išsiskirstė keliai. Ir nuo rugpjūčio vidurio iki ten pirmų rungtynių sezono tai yra toksai ramiausias tiesiog periodas. Tuo metu komandos nėra, kad labai ieško žaidėjų. Žaidėjai dar gal yra tokiam momente, kai dar nėra kom skūstis, kol neprasidėjo rungtynės, kol yra ten, žinai, treneris blogas, tas blogai, sąlygos blogos. Po to tas labai greitai keičiasi, kada rungtynės. Čia tai yra sunkiausia dalis turbūt, nes kada prasidėjo rungtynės, labai daug emocijų. Teigiamų, neįgimų ten ir iš abiejų pusių. Tai gali būti klubas nepatenkintas, gali būti žaidėjas nepatenkintas. O viskas in between yra client service ir aišku yra didžiausia ir svarbiausia dalis, tai yra tas recruitingas, kada tu bandai pasirašyti. Tie tokie pirmieji, kuriuos pasirašiau labai jaunus, 15-16, tai aš praktiškai visais didžiuoju. Mulanovas, Gudaitis, ta prasme, yra daug tų žaidėjų, su kuriais aš užaugau kaip agentas, jie manim pasitikėjo, aš žinau, kad aš jiem atidaviau viską, ką galėjau ir jie sukūrė, kaip sakau, mane. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki Prevens podcast'o klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose krepšinio agentas Tadas Bulotas. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Bet yra dabar kažkiek kitaip, kad žiūrint tos jaunimo čempionatus, ar man irgi teka dabar matyti, ar čia taip žiūri jau kitom akim, ar nes tą įspūdį kažkaip yra palikę tos senos dvikovos, tokios kažkaip tai daugiau tų principinių dalykų, daugiau būdavo kovos dėl pergalės, pergalė kažką lyg tai daugiau lemdo, dabar lyg aišku keičiasi kartos, daugiau dalyvavo, mažiau to nugalėtojų mentaliteto ugdymo. Iš esmės reikšmingo, nes tu prisimeni rūbiniai kalbas trenerių, ten tau 15-14 metų tavęs prašo ten gult po tankų, sudaužytą priešininką ir negailėti ir daryti viską, kad laimėtum. Ten visas užsikūręs akis, žinai, jau... Galbūt, iš tikrųjų nežinau, gal kažkiek. Visi labiau ir stengiasi, ir labiau pergyvena, ir labiau, žinai, daug dalykų yra, daug darbo įdeda. Dabar žaidėjai šiai dienai yra, tikrai labai daug individualiai dirbantis, žinai, labai, kitaip visiškai. Ir kitus dalykus susikoncentravę. Mes turim tokį kartų turnyrą, ar ne, ir va dabar pirmi metai, kai jau praėjo, gal buvo 10 metų virš, ar ne, ir tikrai jau jauti pokytį ir mes žaidėm prieš 10-tokus, kurie praktiškai vienoje grupėje dirba pas ten trenerį Marcinkevičių, susižaidė ir ten paskui su jais kalbėsi, bet koks žaidimo stilius, kaip mėgaujasi ten, žinai, krepšiniu, kaip jie gražiai, visiškai žaidimas tapo tokiu patrauklesniu. Mes tai ten per paustą ir per pick and rollą bandom ten perlaužti ir aišku, dar pasiseka, bet jie dirba vienas ten ar nepasakoja, kvėpavimo pratimus daro, stretchingas, visiškai kita kultūra nuėjusi į kitus dalykus, taip kad čia turbūt negali sakyti gal ar ne, kažkas ten buvo geriau, buvo kitaip tiesiog. Buvo kitaip ir tikrai daug, aišku, tos gyvenimo sąlygos, ten, žinai, užaugdo. Visi galbūt, žinai, labiau alkani ir kažką tai kaip tie tokie underdogai, žinai, einantis. Nežinau, aš po šiai dienai galvoju, kad Serbija turi tame pranašumą, nes jie išlaikė tos sąlygos, ten, ta prasme, jos yra tragiškos, tai Serbijai. Tau turi varvėti virš stogo, turi nešti kibirą. Yra to tokio, žinai, kad tu po to jau kai gauni sąlygas ir tu esi labiau pasiruošęs, gal tas, žinai, irgi duoda.
Nes aš labai daug Vokietijai dirbu ir aš jaučiu Vokietijai tą problemą, ta prasme, nes tau yra sąlygos nerealios ir talento yra labai daug. Aišku, dabar jau ta rinktinė rezultatai gerėja ir jie geri, bet, ta prasme, kartais matai ten tų labai talentingų vaikų ir tu matai, kad jie vis tiek, nepasiekė to savo kažkokio tai potencialo, kiek galėtų pasiekti. Yra vis tik tie dalykai, kur labai anksti susiformuoja, ankstyvoje stadijoje, kuriuos tu jauti ten jau suaugusio lygmenyje ir tas tikrai, nes jeigu žiūrint serbų akis, kūno kalba, tu ten visiškai kitam lygyje ir tai neatsiranda, dažniausiai tai neatsiranda iš labai didelio komforto. Taip, sutinku. Tai labai įdomus dalykai, sportas ir šitie tokie juntamieji dalykai, kuriuos ir pačiam turbūt reikia stebėti anksti, pastebėti vėlgi jau labai jaunam amžiui, bet apie tai, manau, mes dar pakalbėsim, bet grįžtant prie pačio karjeros, kaip atradai krepšinio agento veiklą, kaip jinai susirado tave, bet galbūt net ne tuo tokiu paprastu funkciniu požiūriu, bet iš esmės atradai tokią ilgalaikę profesiją savo. Kaip pasakyti, ta agento profesija šalia manęs buvo visada, nes mano tėvukas dirbo iš pat pradžių sporto direktorium, tuometiniam Kauno Atlete. Po to, sakykime, jisai pereidinėjo link agento darbo, tai buvo labiau toksai, kaip sakau, konsultantas, tarpininkas, vienos didžiausių, gal tuo metu ir didžiausios turbūt agentūros konsultantas Lietuvoje, sakykime. Dirbo Clevelando Cavaliers skautų, tai aš toksai, kaip pasakyti, kai aš augau visą laiką buvau šalia to darbo, bent jau krepšinio, sakykime. O vėliau aš vis tiek nemačiau savęs turbūt kaip agento, mokiausi ekonomiką, finansus ir sakiau, kad aš tikrai agentu nebūsiu. Nežinau dėl ko, ar tai kažkokios buvo vaikystės traumos, kad aš tėvuko kaip ir nemačiau, kaip ir jisai, tai, sakykime, aš buvau kaip vienas, toks gal jaučiausi kaip vienas iš tų klientų, kuriuos jisai turi pasirūpinti. Gal pasąmoniai buvo, kad kažkoks tai iš to agentų tikrai nenori būti, arba ten jau kažkoks pramintas kelias, kur, žinai, čia turbūt gal ne vien man, bet kitiem, kurie seka ten tėvų kažkokiam pėdom. Tai va, tai aš irgi buvau labai griežtai prieš ir nenorėjau ir taip toliau, bet turbūt mano tokia svajonė buvo turėti savo verslą. Ir turėti savo kažkokią tai kompaniją, turėti savo verslą, ko aš mokiausi galbūt ISM universitete labiau ir kažkurio momentu tiesiog supratau, kad agentūra ir mano agento darbas tai yra verslas. Ir va to momentu tai buvo tas toksai momentas, kur sakau, okei, reikia tada bandyti daryti. O tai būna vis tiek toj veiklos pradžioje kažkokie tai galbūt lemiami labai svarbus sprendimai, kuriuos padarai ir tas toksai situacija pasisuka jau visiškai kita linkme. Prisimeni kažką tokio, kas buvo drąsu, ryžtinga ir pakeitė landscape'ą tavo? Tai mano turbūt buvo tokie du momentai, kurį va taip atsimenu. Tai kai turbūt 11 klasėje nusprendžiau, kad nesimokysiu architektūros, nes buvo taip iki 11 klasės, aš visą laiką galvojau, kad aš būsiu architektas ir kad man patiko piešti, kažkiek ten gavosi piešti, su skaičiais gerai sekėsi. Tai dar dabar iš tikrųjų pagalvoju, kaip būtų buvę, jeigu būčiau Ir iš tikrųjų buvo taip, kad tėvai mano suvedė su architektu, tokiu, kuris čia gal tau padės, patars ir jis pasakė, kad čia tau dar toli gražu iki, nes aš nelaikiau ten dailės akademijos ir taip toliau. Tai ten buvo vienas momentas, o antras momentas tai tiesiog buvo toks momentas, kai mes sėdėjom su mano tėvu ir jisai buvo pasiruošęs visą tą dalyką paleisti. Tiesiog verslą, agentūrą ir tiesiog, nes jau tuo momentu jisai praradinėjo savo, nežinau, svorį, savo įtaką, savo kažkokią tai, nežinau, dalinai garbę dėl tos agentūros, kurią jisai padėjo. Ir buvo tas momentas, kada dar galima buvo kažką užčiupti iš to jo įdirbio. Ir čia buvo 2012 metais, kada aš taip sakiau, okei. Tai va tas momentas ir buvo, turbūt tada, kada aš jau apsisprendžiau, kad aš bandysiu iš šito kažką pasiekti. Kaip atrodė ta pradžia, vėlgi tie pokalbiai, kad ateina
ateina Tadas ar ne, pirmieji pokalbiai su pirmaisiais klientais, kaip juos prisimenė, ar buvo, nežinau, labai nedrąsu, ar taip Nu, mano tokia unikali buvo ta situacija iš tikrųjų, nes aš vis tiek juos visus pažinojau kaip Virgio sūnus, o kitus pažinojau kaip draugus gal net labiau, su kuriais žaisdavau krepšinį. Ten buvo Adas Juškevičius, Vytenis Lipkevičius, vieni mano tų pirmų klientų, kurie ten metais jaunesni už mane, bet mes ten rajone, aš už Raudonvarį, jie ten už Noreikiškės, už Vilkiją, mes ten tarpusavį žaisdavom, viens kitą pažinodavom ir bendrų draugų turėjom, kuris ten mano geriausias draugas ten kartu sportavo su Adu. Tai taip, kaip pasakyti, buvo pradžiai turbūt taip, jog aš atėjau žinodamas, kad aš dar nieko čia nesu parodęs, o jie į mane žiūrėjo kaip, žinai, buvo čiukas, Virgio sūnus. Tai tokia ir buvo ta pradžia. O kaip pavyko tą, ar ne, Virgio sūnaus etiketę, vis tiek jinai ilgainiui jau, sakyčiau, rinko jinai tikrai neprilipinta. Kaip pavyko atsiribot, ką pajuto tavyje, kad čia vis tik tai yra Tadas, jisai duoda tam tikrus dalykus. Tai gal irgi tokie tam tikri sprendimai pradžioj, ta prasme, kad aš darysiu savo verslą, aš darysiu savo agentūrą ir aš žinojau, kad aš kontroliuoju tą procesą, vienaip ar kitaip. Tai ką kiti galvojo, man kažkaip nelabai rūpėjo, aš tiesiog mačiau, kokiu keliu turiu eiti, aš pats viską sprendžiau, pats viską dariau ir aš žinau, kad tas ilgainiui pasikeis. O iš tikrųjų, būtent apie šitą momentą tai buvo juokinga, nes kažkada tai man atrodo, Pelicans, gal jisai dabar skautas, bet toksai Jaronas rašė e-mailą Kėdainių Nevėžį tuo metu, mano tėvukui, dėl trenerio vieno, kad parekomenduot. Ir jisai parašė tą mailę, kad sveikinimą mano tėvui, kad sveikinu tave su tuo, jog tavo sūnus, kad tu dabar esi žinomas kaip Tado tėvas, o ne atvirkščiai, kad čia yra greatest accomplishment. Geras. Labai gražiai pasakė. Labai gerai atsimenu. Čia toksai lakmuso papirėlis. Geras. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Šiaip ta kasdienybė, jeigu nueinant į tam tikras detalės, krepšinio agento, kokius turi ciklus, vėlgi yra tam tikras tarpsezonis, yra palaikymas, ar ne, kaip atrodo, sakykime, metai prabėgtume tipišką tavo metų eigą. Kaip pasakyti, tai yra toksai haslinimas vienaip ar kitaip, jeigu tu nori daryti gerai ir būti on the top, tu praktiškai tų tokių tarpų nelabai turi. Tai aišku, yra lėtesni tie momentai, kada dabar buvo tas, sakykime, geri 2-3 savaitės, kada jau visi plius minus turi savo darbo vietas, tai ten nuo rugpjūčio, sakykime, kokios, vidurio, leiskim, kada jau pradeda visi rinktis į komandas. Ir nuo rugpjūčio vidurio iki ten pirmų rungtynių sezono, tai yra toksai ramiausias tiesiog periodas. Nes tuo metu komandos nėra, kad labai ieško žaidėjų, ar ne, tai nėra kažkoks aktyvi rinka, nėra. Žaidėjai dar gal yra tokiam momente, kai dar nėra kom skūstis, kol neprasidėjo rungtynės, kol yra ten, treneris blogas, tas blogai, sąlygos blogos. Po to tas labai greitai keičiasi, kada rungtynės, čia tai yra sunkiausia dalis turbūt, nes kada prasidėjo rungtynės, labai daug emocijų. Teigiamų, neįgimų ten ir iš abiejų pusių. Tai gali būti klubas nepatenkintas, gali būti žaidėjas nepatenkintas, tai sakykime, dabar yra toks laisviausias, o aišku, vasara ten, kai prasideda nuo gegužės mėnesio, tai yra tas active ta rinka, kada reikia dėrėtis, ieško darbo vietų ir taip toliau. O viskas in between yra client service ir aišku, yra didžiausia ir svarbiausia dalis, tai yra tas recruitingas, kada tu bandai pasirašyti, tai ten yra Amerikoje vienas tas langas, kada tas recruitingas tai yra labai active, tai yra ten, nežinau, nuo sausio iki gegužės. Europoje gal labiau rudenį aš bent jau rekrutinu jaunus žaidėjus, per vasarą tu juos stebi, tada rudenį. Tai jisai toks yra non-stopų, nes tai yra netgi 3, sakyčiau, atskiros dalis. Tai yra client servicingas, ta prasme, kad tu rūpinės žaidėjų, stengiasi, aplankai ir taip toliau. Stengiasi, kad jis, nežinau, tobulėtų, jį pušinį ir visi šitie dalykai. Tada yra ieškojimas darbo, dėrybos ir taip toliau.
antra dalis ir trečia dalis yra labai svarbi, yra kaip tu gali rekrutinti to žaidėjus, atrasti talentą, pasirašyti talentą ir taip toliau. Tai vėlgi pareikalauja, ar ne, kokia ta taktika yra ne paties, tai yra stebėsena, gyvas bendravimas, ką bandai pamatyti tam jaunam talentą, vis tiek netinai kartais sunku, tik tai įvertinti tik tai žaidimo įgūdžius, ar ne, čia yra viena medalio pusė, bet ką vertini kaip teigiamą savybę, kurią reikia lokinti kuo greičiau, jeigu matai, kad jaunas žmogus turi tam tikrų savybių. Taip, visų pirma, tai yra talentas. Tai šitą turbūt bandai įsivertinti patį pirmą ir aišku, video pamatyti, tai niekados neužtenka šitą dalyką. Aišku, būna tokių, kad tiesiog neįtikėtini ten kažkokie skaičiai, kažkokie rekordai, kažkas tai, bet tu vis tiek važiuoji pamatyti gyvai, kaip tai atrodo. Tai numeris vienas dalykas, tai ar tas talentas jisai išsiskiria kažkom, tai ar jisai turi kažką, ko neturi eilinis žaidėjas, tai ten, nežinau, plaštakos dydžio, rankų ilgio, kojų dydžio, sprogstamoji jėga, kažkokie tai šitie visi dalykai, į ką tu atkreipi dėmesį, nes kada jau aš dirbu, iš tikrųjų, ten 2012 aš agentūrą savo sukūriau, bet nuo 2009 jau turiu licenciją ir taip toliau, tai per tiek metų tu tiesiog matai, kad žaidėjai žaidžia vis tiek ilgiau ir geriau tie, kurie turi kažkokias išskirtinės, vis tiek tas fizinės galimybės. Ypač kada kalbam apie dydį, ar ne? Nes paprasčiausiai tau vėliau reikia mažiau jėgų atlikti tam tikrą tą patį veiksmą, jeigu reikia tam, kuris, sakykime, yra trumpesnis, žemesnis ir taip toliau. Tai talentas. O po to, aišku, yra charakteris. O charakteris tai yra vėlgi, ant kiek tu agresyvus, ant kiek tu greitai pamiršti kažkokius tai, žinai, blogus dalykus, gerus dalykus. Ir sakyčiau, du svarbiausi dalykai. Bet tas įdirbis jau padarytas ar ne rinkoje, galbūt ir neverčia tiek skubėti, ar ne, galbūt kiek pradžioj karjeros turėjai būti pirmas laikė, taip sakant, ar tai pabūti ir dar įtikinti, ar ne, dabar galbūt yra šiek tiek kitaip, jau gali neskubėti ir galbūt patys ir klientai potencialų susiranda. Jo, tai pirmi mes tikrai nesistengiam ten būti, ypač Lietuvoje. Europai tenka kai kur greičiau būti, ypač tada, kada tu esi ne vietinis žaidėjas, sakykime, kaip agentas, negyveni toj rinkoje, nestebi jos, taip, tai ten kartais tenka, 15-mečiai, 16-mečiai, bet Lietuvoje tai taip, kaip pasakyti, vis tiek konkurencija yra, nes yra vis tiek, sakyčiau, 2-3 major agentai Lietuvoje, kur tu negali labai pavėluoti, jeigu vienas iš jų jau kurį laiką šneka. Mhm. Nes tikrai nėra taip, kad ten atėjo Tadas ir ten iš karto pasirašė, nes tikrai yra dar 2 žaidėjai apart manęs, kur tikrai aš jaučiu tą konkurenciją. Mhm. Bet kai kalbam apie atstovavimą užsieniečiams, va čia irgi, vėlgi, kai esi lokalioj rinkoje, tavo pavardė yra ir vardas panašus, bet kai atstovauji užsieniečius, ar ne, ir tą pasitikėjimą įgyti, kiek tu pats jautei tos skirtumus ir ką reikėjo padaryti pačiam, kaip paaugti, kad vėlgi tas pasitikėjimas atsirastų užsieniečių. Tai. Iš pat pradžių tai tiesiog kažkaip gan achlai gal važiuoji, darai, bandai, nesupranti, kad jeigu nebandysi, tai tikrai nepavyks. O kai pavyko užkabinti tą pirmą žaidėją, kas buvo Azija Hartensteinas tada, net nežinau, kiek čia metų atgal, tai tada jau, kaip pasakyti, tas tavo vardas jau kaip pradeda kažkiek tai cirkuliuoti, nes jeigu tu paimi top 2, top 3 talentą Europoje jauną, kur kovoja daug agentūrų ir gerų agentūrų ir visi žino, kad tą padarė Tadas Bulutas, tai automatiškai ta rinka jinai yra labai maža. Mhm. Tai visi pradeda, nuo to ir važiuoja tada visą tą laviną, bent jau aš taip įsivaizduoju. Kiti agentai kitaip papraušina, kiti bando, nežinau, pavogti, tikinti. Kažkokį jau established žaidėją, kuris jau duoda tau pinigų srautą ir eina per ten, tai tie žaidėjai vyresni irgi tarpusavį šnekasi, kodėl pas tą agentą aš perėjau, nes man ten jis daugiau pinigų išsiderėjo, dar kažkas. Mano kelias yra labiau per jaunimą pasirašyti jaunus, talentingus žaidėjus ir iš jos bandyti develop. Mhm. Jeigu žiūri visus savo, sakykime, krepšininkus turėtus, kiek ta kelionė dažniausiai būna
ilgalaikė, ar ne, nu, kiek laikė, ar ne, tai kartais gal būna ir visa karjera, ar ne, agentas, tai krepšininkas nekeičia savo agento. Kiek pats matai, kad to stabilumo portfelyje ir krepšininkuose, kurios kuruoja, yra? Aš kadangi save labiau kažkaip tai pozicionuoju, galbūt kaip savo žaidėjų balsą, kuris atstovauja būtent jo interesą ir būtent toks, koks jis yra. Ta prasme, aš nesistengiu labai pakeisti žaidėjo, pakeisti jo charakterio, jeigu aš matau, kad jam tai nėra reikalinga. Tai aš manau, kad toks ryšys ir yra ilgalaikis. Nes jeigu tu bandai brukti savo kažkokią nuomonę, keisti žmogų, kuris nebūtinai turi būti kažkoks tai stereotipiškas, ar ne, tai aš manau, kad tai ilgainiui kažkur tai ir išsiskirs tie keliai. Tai aš, kaip sakau, didžiuosi ir džiaugiuosi, kad su tais, kuriais pradėjau dirbti, tai yra tik tai 2 žaidėjai, kurie nusprendė netęsti to. Tai per tiek metų aš manau, kad ta statistika čia yra puikiai. Labai. Bet tas žaidėjų interesas galima jį taip praskleis, nes aš galvoju, vėlgi, taip bandau mąstyti to klausimu, tai yra šiek tiek karjeros stadija, ar ne, kur turi būti galbūt vietomis aktyvesnis, daugiau kaučianti, paskui galbūt, ar ne, daugiau klausyti kažkurio periodu ir tada ta vidurinioji arba arti baigiamoji fazė, kuri irgi turbūt nėra lengva, kur reikia turbūt sverti, ar dar rizikuoti, ar rinktis saugesnį variantą, kaip gražiai išeiti, post karjeros dalykai, ar ne, kaip tas interesas atrodo iš tavo perspektyvos. Taip, dėl to man labiausiai ir patinka pradėti dirbti nuo jauno amžiaus ir pradėti ruošti tą žaidėją, kad jis pats priimtų sprendimus, būtų atsakingas už tos sprendimus, kad mano darbas yra, sakykime, vis tiek pateikti informaciją. Ir aš galiu patarti, kaip darytų Tadas Bulutas, bet tai nebūtinai tu esi Tadas Bulutas. Tai aš, kaip sakau, aš vis tiek su jais dirbu ir jau karta, kuri, sakykime, dabar užauginėja po biškį, tai aš jau jaučiu tą savo tokį įdirbį nuo mažens ir ta prasme, kaip pasakyti, jie yra pakankamai savarankiški sprendimuose ir man yra daug lengviau, negu galbūt buvo su pirmais klientais. O kad aišku yra tie periodai, kurie labiau yra edukacinis, palaikantis periodas ir taip toliau, tai po to jau yra ta branda, sakykime, po to vėl yra kitas periodas, kada jau žaidėjai vis mažiau gali, bet dar nori. Tai irgi kaip yra... tą pasakyti? Kaip pateikti tą informaciją? Nėra lengva, tikrai. Ta prasme, tai yra labai sudėtinga. Ta prasme, tai yra toks labai sudėtingas etapas bet kuriam sportininkui, nes tu vis tiek nori žaisti ir atsimeni tos gerus laikus ir tas neveltui visiems sudėtinga tas karjeras pabaigti. O kai kalbam apie situacijas sezono viduryje, ar ne, apie tą žaidėjas negauna pakankamai minučių, dėmesio ir panašiai, kaip tas situacijas per karjerą teko spręsti turbūt ne kartą, kontroliuoti ir galbūt yra vėlgi kažkokia metodologija, principai paties, kaip vertinti tas ar ne situacijas, nes galbūt matai dalykus, kada jau reikia reaguoti greitai ir bėgti ar ne, kartais galbūt vėlgi duoti kažkiek tai kantrybės ar ne, pareikalauti, kaip tos situacijos, nes jos aš įsivaizduoju tikrai jau sezono eigoje sužaidė 2, 3, 4 savaitės ir jau vienas rašo, kad viskas labai gut, kitas sako, gal yra. Taip, tai čia kiekvieną sezoną yra ta situacija ir kiekvieną sezoną būna tų momentų, kada tu gauni žinutę, kad viskas, aš nebebūsiu čia, aš noriu ieškok man kitos komandos ir taip toliau. Tai aišku, patirtis sako, kad sportas yra toks labai emocinis dalykas ir viskas keičiasi nuo rungtynių iki rungtynių, tai tu visą laiką, aišku, nori daugiau to laiko išlaukti. Ir kad aš, kaip sakau, darau jau veiksmą ir kalbuosi su klubu tada, kada aš matau, kad mes, tai yra žaidėjo pusė, žaidėjas padarė viską, ką turėjo padaryti maksimaliai. Ir tada arba klubas kaip ir, sakykime, apgavo mus ir mes turime jau aštrinti tą situaciją. Arba mes tiesiog pasirinkom klaidingai ateidami į tą komandą, nes dar žaidėjas nesiekė to lygio. Tiesiog tai irgi yra dažnas atvejis. Ir tuo momentu reikia galvoti irgi, ką daryti.
jeigu treniruočių procesas ir taip toliau visą sezoną yra geras, nu, tai okei, tu metus gali galbūt taip praleisti, sakykime, netemdamas dar lygio, arba ten tau vietos nėra, nes overrecruitino, tau ant galvos kažką pasirašė. Tai tu gali gal metus, bet po metų jau tikrai turi kažkokį sprendimą priiminėti. Okay. Dar apie tas krepšinio mokyklas, kodėl, pavyzdžiui, serbai generuoja ar ne talentus taip ganėtinai stipriai, stabiliai ir niekas per dešimtmečius nesikeičia, nebūna didelių svyravimų, mes turim Vokietijos rinką, kuri irgi labai stipriai išaugo, Suomiai turbūt irgi sustiprėjo per ganėtinai greitai, ar ne, kokie sprendimai daro įtaką, gal matosi tavo požiūriu, kad taip iš tikrųjų šalis tampa krepšinio talentų. Aš tai manau, kad vis tiek kažkiek tai yra ir tas pats genas. Jeigu mes, nežinau, nuvažiuotumėm į Serbiją ir pasivažinėtumėm ten po tos kaimus, tai, ta prasme, yra daug labai nuaugusių, ta prasme, aš nežinau, ar jie ten specialiai planuoja, ar, žinai, nori sportininkai jų auginti, jau atitinkamai antros pusės, kas gali būti, ta prasme, nes, pavyzdžiui, kas liečia, afrikiečius, pavyzdžiui, ir taip toliau, tai, ta prasme, aš turiu net tokį pažįstama tokia, sakykime, moterį merginą, kuri, ta prasme, išskaičiavo tikrai, su kuo jinai susituoks, su kuo jinai bus ir gimdo tų vaikų, kiek ten įmanoma, ta prasme, nes tiesiog taip būna. Tai aš nežinau, ar taip Serbijoje yra, bet man toks jausmas sudaro, kad jie turi ir tą genetinį kažkokį tai pliusą, nes tikrai, mes tokių daug neturim tų kūnų, sakykime, Lietuvoje. Plus ta kultūra, ir ta kultūra, tos sunkesnės sąlygos, ta prasme, nepriteklius daugumoje tai miestelių, manau, tikrai duoda tą pliusą. Bet aišku, tas, žaidimas vis tiek darosi globalus ir mes matom, kaip čia, nežinau, Suomija ar ten dabar, nežinau, Japonijos rinka auga. Tai tiksliai negaliu pasakyti, bet aš vis tiek giliai įsitikinęs esu, kad požiūris, charakterio formavimas ir talentas yra esminiai kriterijai, kaip būti konkurencingam. Okay. O kai mes dabar Lietuvoje daug kas diskutuojam, kurioje mes čia stadijoje esam, ar darom gerus dalykus, vėlgi visų piramidės lygmenių, ar kažkur praradome tam tikrus ar ne įgūdžius ir principus, kuriuos turėjom anksčiau, nes lygina daug kas kartas, lygina talentus, lygina charakterius. Ir galbūt vietomis gali matyti tą pokytį, bet iš kitos pusės galėtum pasižiūrėti, kokią rinktinę galėjai surinkti ir tada visus išrikiuoji ir galvotum, kad tikrai gali būti stipriai konkurencingas. Ar čia yra šiek tiek sutirštintas tas dalykas, ar iš ties yra kažkokių tai pokyčių fundamentalių, kur galbūt reiktų ir aukščiausiam galvom pažiūrėti iš naujo į visą ugdymo ir ruošimo procesą. Nežinau, ugdymo tai aš galbūt nedrįščiau taip sakyti, nes aš vis tiek matau, kad, ten daug kas galvoja, kad moksleivių tarpe yra per daug ten apkraunama informacija, kas liečia komandinį tą krepšinį ir turbūt tas kažkiek ir yra, kad nes žaidėjai mažiau kūrybiški, sakykime, prie dabartinio krepšinio to kūrybiškumo tikrai dažnai reikia. Bet aš manau, kad vis tiek mes turėdami ten iki 3 milijonų ten tų žmonių ir tokioje mažoje rinkoje mes turim būti komandiniai. Tai atrasti ten tą balansą, sakau, čia aš nesu krepšinio treneris, galų gale man sunku pasakyti. Mano nuomonė, kur tik tai mes galbūt kažkaip stagnuojam, nes mes nesam nei serbai, nei ten kažkokie suomiai. Sakykime, mes ir esam kažkur per vidurį, kur jau šalis vystosi, tėvai gyvena gerai ir geriau ir gali skirti vis daugiau. Ir aš manau, kad tie vaikai augantis, jie yra labiau tokie, kaip sakau, nežinau, kaip pasaulėžiūra tokia platesnė negu daug trenerių. Mes labai taip kažkaip siaurai, kapotai, stereotipiškai darom dalykus, o ta karta auganti, jinai yra kitokia ir jie, ta prasme, kaip sakau, mes gal labiau kaip serbus bandom auklėti pagal treneriai, sakykime, ir tą filosofiją vadovautis, krepšinio filosofiją. Bet jau augantis tie žmonės ir tie vaikai yra labiau kaip suomiai. Jo. Ir čia man kažkaip toks jausmas kartais atrodo, kad nelabai kažkaip tai
netinka tiesiog. Ir gal dėl to šiek tiek ir mažiau ateina, nes aš galvoju, pabandžiau prisiminti tokius labai paprastus epizodus, kai kviesdavo, būdavo tokie laikai, kai ateina treneris ir sako, dabar kitą pirmadienį, ten krepšinio treniruotės ir kas eis, ar ne, ir iš klasės ten. Tu matai iš akių visiems tik tai krepšinis, tik tai ten ir mes net nelabai turėjai kažkokio tai kito pasirinkimo, ar ne, ir mes gerėjant gyvenimo kokybė atsirado ir kitos sporto šakos, kurios, ar ne, šiek tiek nudrenuoja talentų ir galbūt čia šitoj vietoj turbūt galim sakyti, kad jaučiasi tų talentų šiek tiek mažiau ateina į pačią piramidės pradžią ir dėl to, rezultatai galbūt ateityje matysim, jie čia stipriai keisis ar ne, bet tokių talentų ir tokių rinktinių, kurių mes turėjom ir kokiam lygyje žaidė žaidėjai, reikia pripažinti, jau šiek tiek tas kalibras yra truputėlį kitoks, aš sakyčiau. Tai turbūt čia galbūt dėmesys tam pačiam procesui ar ne proceso gerimui, nes irgi teko matyti futbolo treniruočių vedimą ir krepšinio treniruočių vedimą paskutinių metų laikotarpiu. Tai tą, ką tu ir pasakėjai, ar ne, kad visa kultūra, pavyzdžiui, futbole, ar ne, jaunas treneris, tu girdi, tik tai pozityvą, praktiškai treniruotai, teko valandą laiko stebėti, tik tai pozityvus dalykai. Skatinimas, pastaba net ir jinai atrodo techniškai išsakoma labai tokia, kad tu tikrai labai gerai jautiesi padaręs, sakykime, kažkokį tai netinkamą pratimą, suklydęs, taisais ir darai. Krepšinėje aš tikrai vis dar matau tos, šiek tiek švelnėja, bet tikrai matosi, kad ta griežta Svetislavo Pesičiaus ranka kažkur ten tai būtent yra. Sakau, aš tiesiog manau, kad mes turim jau kitokią augančią tą visuomenę. Ir aš sakau, aš jau tą jaučiau toj pačioj Vokietijai. Nes tiesiog yra daug alternatyvų ir tu tą vaiką gali juk nukreipti. Ir tu esi pripratęs, kad ten, nežinau, kažkur tu įvedi, kažkokius būrelius, tu gauni visai kitą, nežinau, ten vedi šokius, tu ten gauni kažkokias ataskaitas, pozityvą, tas vaikas linksmas, po to tu nuvedi į krepšinį, ta prasme, ten jie apriekė, žinai, kad tu ten to nemoji, nes tas treneris taip augo ir mes, galvojam, kad taip mes geriau išmokom ir ten sportas ne vieta kažkokiem tai, nežinau, kaip čia pavadinti, nekovotoja, dar kažkas tai, ar ne? Ir tada tie tėvai, aišku, tie renkasi, galvoja, blema, gal tada ten, kam ten eiti, jeigu ten šansai žaisti LKL už, nežinau, 4,000 ar 5,000 eurų yra nelabai dideli, kada jis galbūt ten gali pasirinkti kitus dalykus ir vis tiek turėti tas... Nes ir užaugo ir tėvų karta, kuri augo ant šito požiūrio ir atėjusi turbūt, nelabai norėtų savo vaiką leisti per tą patį filtrą. Ir čia turbūt irgi didelis veiksnys, kur galėtų, nes tada priešininkai tada sako, kad o tai kur ta kova, kur čia, ar ne, nugalėtojų mentalitetas, bet vis tiek, turbūt tai yra visiškai suderinama ir kaip čia pasakyti, emociškai sklandus ir treniruotės vedimas ir visų šitų akcentų įgyvendinimas prisitaikant prie kartos. Jis įmanomas nepaneigiant, kad ten gali irgi nugalėtojai formuotis. Vienareikšmiškai, tai aš manau, kad pagrindinė mūsų problema, kad tu gali, nieks tau nesako, kad tu negali apšaukti ten ar ten dar kažką, tai ta prasme, viskas prasideda nuo to, kokį tu ryšį sukuri su to vaiku, kaip treneris, kaip lyderis, kaip, nežinau, tai čia yra esmė. Jeigu tu sukuri tą ryšį ir tu moki komunikuoti, moki, kaip sakau, paruošti tą vaiką tam tikriem sprendimam, paruošti tai, kad apriekti yra, žinai, pagirti kitą prasme. Tai tada viskas gerai, bet tiesiog lietuviai, treneriai, dauguma jų neturi tos skillsų. Čia geri aspektai, aš dar jų nebuvau taip akcentuotai girdėjęs, labai buvo įdomi nuomonė. Kalbant apie, dar šiek tiek prie tavo verslo aspektų, vis tik tai buvo etapas, kai nusprendėjai parduoti savo verslą ir kaip priėjai prie šito sprendimo ir kaip dabar atrodo ta kasdienybė
Kiek jauti, kad kažkas pasikeitė? Nu tai tapau kažkiek tai labiau corporate, turbūt, nu, tiesiog didelės organizacijos dalim. Sprendimas šiaip nebuvo lengvas, nes vis tiek turėjau savo įmonę ir sekės neblogai, dirbom keliese, praktiškai nupirkt norėjo tik tai, nu, galėjo mane tik tai. Tai tokia situacija, kaip sakau, nebuvo paprasta, bet sakyčiau, pagrindinis dalykas, dėl ko priėmiau tą sprendimą, tai dėl to, kad aš jau jaučiausi truputį išsisėmęs. Buvo 8 metai veiklos. Ir viskas, ta prasme, kaip ir gerai sekėsi ir aš jaučiau, kad aš jau Lietuvoje dar kažką labiau pasiekti man būtų sunku, ta prasme, tai yra tam tikros ribos. O su Wasserman vardu aš galėsiu daug daugiau daryti globaliai. Aš jau tada buvau pradėjęs kažkiek daryti globaliai, bet tiek, nebuvo tiek daug. Ir tiesiog galvojau, kad tiesiog mano developmentui tai buvo protingas žingsnis. Tiesiog augant. Ir turbūt ir klientam kiti vertės pasiūlymai atsirado, ne, prisijungus dabartiniai bazai. Ar nesijaučia? Dauguma mano klientų, kurie buvo su manim, tai jiem ten ar buvo B-Baltics ar Wasserman, tai jie yra su manim. Ir aišku, kažkuri kaip Wasserman visą laiką buvo šalia. Jie žinojo, kad yra toks partneris, jie žinojo, kad... Bet šiaip agento tas darbas, jisai yra vis tiek, kompanija yra svarbi, kad jie žinotų, kad yra kažkoks tam tikras svoris, resursai, galimybės, kontaktai, bet jie vis tiek sprendžia rašytis ar su Tadu Bulotu, ar ten rašytis, nežinau, su kitu agentu, kaip su asmeniu. Okay. O kai tau tenka dalyvauti darybose arba tavęs klausia apie tam tikrą žaidėją ar ne informacijos, kokią tu tą dalį turi etinę, galima sakyti, nes tu atstovauji ar ne klientą, bet vėlgi tai yra kita reputacinė dalis, kur tu turi bendradarbiauti ir turėti gerą santykį su klubais. Kaip susibalansuoti toje vietoje, kai nesinori nei pagražinti ar ne situacijos, nei kažkaip tai išlikti sąžiningu ar ne, abiejose pusėse. Čia tikrai nėra labai paprasta. Taip. Tai šiaip tai yra vienas sudėtingiausių, kur visą laiką sunku tą balansą atrasti. Bet aš, kaip sakau, svarbiausia labai daug neprimeluot apie tos dalykus, kurie žinai, kad jie nepasikeis ir jie bus tokie, kaip yra. Nes, kas iš to, kad aš tuo metu įvykdysiu tą transakciją, tai prasme, ir po to reikės išskirti. Tai dažniausiai vis tiek reikia, kaip sakau, aš mėgstu taip sakyti, tu turi kaupti, kada tu įsikešinsi. Ta prasme, tai taip yra ir su to talentu. Ta prasme, tu dirbi ir lauki to momento, kada yra ta galimybė dėrėtis. O tas momentas visą laiką karjeroje ateina. Jeigu tu bandysi dėrėtis, ten tempinėti kažką, tai tu greitai būsi, kaip sakau, tu visoje toje rinkoje būsi žinomas ir kaip žaidėjas, ir kaip agentas, kaip kažkoks tai, nežinau, apgavikas, kur nori apgauti, kur nori, kažką tai tokio padaryti. Tai aš vis tiek, aš aišku, kiekvienoje situacijoje stengiuosi dėrėtis, bet aš vis tiek žinau, kurioje situacijoje mes privalom dėrėtis ir kur mes, turim išlaukti to momento. Kiek tada tose dėrybose žaidėjas, kokią jisai rolę užima, kai vyksta dėrybos ir kurio momentu galbūt jis įsijungia, ar turi kažkada savo žodį, kaip atrodo, galbūt tokių didesnių ar nedidesnių kontraktų dėrybos, kiek pats žaidėjas iš ties gali duoti ir kuriuose aspektuose, kuriuos mes negalim pamatyti ar ne ten. Tai dažniausiai, ta prasme, dauguma žaidėjų, ypač lietuvių, tai jie nori, kad aš būčiau tas pasiuntinukas, kaip sakau, ir perduot tą. Mes susitarėm savo poziciją iš anksto, žinoma, ir aš tos pozicijos stengiuosi laikyti. Bet, kaip sakau, aišku, tose dėrybose visko būna, tai atsakant į klausimą, žaidėjas visą laiką yra įtrauktas, visą laiką yra informuojamas, bent jau mano darbo principu. Ir kad jisai tiesiogiai kalbėtų su klubu, gal vienetiniais atvejais būna, kaip Jankūnas, kuris praktiškai įsidėrėjo daugumą savo kontraktų jau pats, bet vėlgi buvo kitokia situacija, aš jį perėmiau. Jo. Aš tiesiog tapau jo toks kaip padėjėjas, kažkoks tai menedžeris, kur kartais jisai mane naudojo, kartais manęs jisai nenaudojo. Tai... Ok, kartais jau turi patirties turbūt padaryti savo sprendimus, labai teisingus jo Jankūnas.
Labai graži karjera ir tikrai turėjo tų gražių karjerų, sklandžių karjeros pabaigų, perėjimų, bet va, tas perėjimo etapas ne visada būna sėkmingas visiems krepšininkam, kiek pačiam agentui tenka ten sudalyvauti ir kaip dabar atrodo ta realybė, ar ne, žaidėjai, aš kiek irgi pasikalbu, jau ganėtinai anksti jau dabar pradeda svarstyti, galvoti, ruoštis, kokia vat, tavo rolė šitoj tranzicijoje. Praktiškai su visais kažkom tai padeda, kurie tai baigia, tai ar vienaip, ar kitaip, ar galbūt patariu, kažkur tai pasistengiu įtraukti, kur galiu įtraukti, parekomenduoti, nes per tos metus dažniausiai tu, pažįsti žmogų, tu žinai, kur galbūt jis galėtų savo žmogiškasias savybės panaudoti realybėj, o ne aikšteliai. Tai aišku, tie, kurie nori savo gyvenimą sieti su treniravimu, ar ten būt komandos dalim, menedžeriai, ten GM-ai, sporto direktoriai, tai tokiem aš tik tai galiu padėti kažkokiais tai vėlgi savo resursais, savo kažkokiais pagalba, patarimais ir taip toliau. O tiem, kurie, kaip sakau, nori eiti nuo sporto, tai irgi stengiuosi visą laiką padėti. Tai čia, nežinau, tai vėlgi Jankūnas tapo sporto direktorius, buvo klientas Jeftokas Robertas, sporto direktorius buvo, sakykime, Pocius į Denverį. Tai visur Pocius, ta prasme, Pocius mes atstovavom ir dabar, kaip front office darbuotojas, sakykime. Tai daug buvo žmonių, kur sakykime, padedam ir... Galų gale atsiras trenerių, turbūt ne vienas, kurios irgi reiks. Kiek yra skirtumas dėrybose ar pačiame procese, kai atstovauji trenerių nuo krepšininko, yra jauti kažkokius tokius ryškesnius skirtumus, kaip reikia atrasti tą vietą. Tai reikia visų pirma suvokti, kad tų trenerių rinka jinai daug yra lėtesnė. Tų darbo vietų mažiau ir natūraliai tu turi tą suprasti, eidamas į kažkokias tai dėrybas su klubu. Tai sakyčiau, visiškai kitaip yra. Nes kitas dalykas, tu ir galbūt selini kitus dalykus, nes vienaip ar kitaip tu nori treneriui padėti laimėti. Tai tu irgi daug klubų tiesiog galvoja, o čia įdės trenerių, tai prasidės ten tos pačios agentūros žaidėjai ten. Jeigu ir bus tos pačios agentūros žaidėjų, tai dažniausiai vėlgi kaip pagalba. Taip yra Europoje dažnai, taip įvyksta, kad, sakykime, žaidėjai, kurie net neturėtų atsidūti galbūt toj komandai, jie atsiduria toj komandai dėl to, kad yra kažkoks ryšys su treneriu ir tu žinai, kad ta situacija yra patikimesnė. Tai trenerio toks daug labiau kompleksiškas yra servisas, nes tu kartais padedi jam gauti informaciją apie ne savo agentūros žaidėjus, padedi, nežinau, prieiti ir turėti šansą pasirašyti geresnius žaidėjus, kurie galbūt nebūtų svarstę. Tai čia toksai, o žaidėjas, tai vis tiek tų darbo vietų daug, tu seki tą rinką, kaip kas vyksta ir kiekvieną vasarą tu žinai, kad tą žaidėją vis tiek pasirašysi, o treneriai nebūtinai. Jo, treneriams sudėtinga iš ties ir jeigu bent jau kas yra viešo erdvėje vertintum atlyginimo ir atsakomybių santyki, kiek tame, aš sakyčiau, bandau teikti mano tokių paprastų vertinimų, yra šioks toks disonansas tarp šitos vietos, kodėl taip galbūt išsikreipia, ar čia dėl to, kad ir pačių trenerių skaičius yra ženkliai mažesnis, ar ne, vėlgi trenerio reikia tik tai vieno, bet atsakomybių turbūt ypatingai Europoje, kur tikisi, ką atneš treneris, tai irgi visiškai yra, įsivaizduoju, kitame lygiai, ne tik žaidimas, ne tik deriniai, daug labai dalykų už, ar ne? Tai... Sudėtinga, ta prasme, apskritai su treneriais, nežinau, būti treneriu tai yra, manau, daug sunkesnis sprendimas negu būti žaidėjų. Nes vis tiek tu toliau nebūni namie, tu toliau ten sėdi, jeigu tu nori, aišku, būti geras treneris, tai ir plus tu turi turėti tą norą edukuoti, mentorint, nežinau. Tai ne visiems duota yra tai ir jeigu kažkas tai nusprendžia būti treneriu, nes neturi ką veikti, tai, manau, bus labai sudėtinga. Jeigu tu gyveni to ir nori tą daryti, tai tik tada turbūt verta tą daryti, nes vienareikšmiškai, ta prasme,
vienintelis pliusas trenerio, kad tu, kada esi jau kažkoks tai established ir tu turi tam tikrą, tu gali dirbti labai ilgai. Ir tai yra, turbūt mažai yra darbo vietų pasaulyje, kurios gali tau mokėti iki 70 metų tą rimtą atlyginimą. Tai nėra tu, kad kovoji dėl nežinai ko, tu kovoji dėl tų vietų. Atkarpa šiek tiek ilgesnė negu žaidėjo ar ne karjeros. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Patį krepšinį dar įdomu, vėlgi tendencijos dėmesio išlaikymo ir visokiausios statistikos indikuoja, kad krepšinį vis sudėtingiau žiūrėti, ar ne, daugiau. Įpročiai, kaip mes įžiūrime, stipriai keitėsi ir vis dar besikeičia. Kokių čia pokyčių galim turėti, ar užkulisiuose jau kalba? Aš šiaip vis tiek galvoju, kad pats produktas kaip krepšinis, tai aš nemanau, kad labai kažkaip tai keisis. NBA, jis jau yra pasikeitęs ir jie palaipsniui vis kažką tai daro taip, kad žmonėms būtų įdomiau stebėti, arba iš tikrųjų, tai mano nuomonė, tai daro taip, kad būtų kuo daugiau highlight. Ta prasme, tai yra esmė, kad būtų tie vadinami highlight plays, kur tu sakykime, pasieki su tais highlightais labai didelę dalį žmonių, sakyčiau. Neturim žiūrėti kaip tik į tiesioginę transliaciją. Taip, o ta tiesioginė transliacija, tai aš manau, čia yra die hard fanam, kuriem yra labai įdomu, kurie seka, kurie žiūri krepšinį detaliai, kurie supranta krepšinį, kurie žiūri strategijas, kurie... Tai čia yra, o ta prasme, kad žmonės trumpas tas atkarpas nori matyti, tai aš manau, kad tai tiesiog... Aš manau, kad krepšinis tik augs, kaip sporto šaka. Jo, nes čia galbūt atsirado daugiau galimybių, ar ne, iš ties mes būdom labiau suinteresuoti pažiūrėti rungtynės gyvai arba vietoje, dabar mes mėgaujamės ir tais after, ar ne, produktais, kas iš esmės yra medžiagos užfilmavimas ir jos paskui monetizavimas. Tai tu tiesiog dar daugiau žmonių pasieksi. Seniau galbūt tą krepšinį matydavo, žiūrėdavo tik tai tie, kurie galėdavo nusipirkti bilietą į Madison Square Garden ir ateiti ir pažiūrėti, ar ne? O dabar tiesiog dar daugiau žmonių gali jį žiūrėti, o nueiti į Madison Square Garden gaunasi tokia kaip luxury good jau. Ir manau, kad irgi ten kainos tik augs, nes produktas, jeigu jis bus populiarus ir išpijarintas ir taip toliau, tai ten žmonės tiesiog ateis, kad aš buvau ten vienoje salėje su, nežinau, 8 kačiuriu Los Andžele. Ok. Įdomus yra Eurolygos NBA santykis, ar ne? Dažnai lyginam šitas dvi lygas, kažkur jos yra panašios turbūt, galbūt viena bando atkarpomis followinti ar ne didesnę, bet tavo paties matymų, Europos krepšinio ateitis, šitam senajam žemynė, įskaitant ir galbūt jau šiek tiek besisprendžiantį FIBA Eurolygos konfliktą, bet artimų laikotarpių ar mes galim matyti ryškesnių pokyčių, įskaitant, kad ir lietuvių dabar turim Eurolygos ar ne vadovaujančioje pozicijoje, kaip galėtų atrodyti pats paveikslas ir keistis. Kodėl klausiu, nes yra tų nemažai skeptikų, kritikų to potencialą, iš esmės Eurolyga kaip produktas, kurdamas tokį produktą, jo tikrai neišnaudoja tiek, kiek galėtų išnaudoti. Tai aš manau, kad Paulius bus tas žmogus, kuris gebės, nes man atrodo, kad Žalgiris irgi yra išspaudęs bene maksimumą, kas liečia produktą ir patį principą, kaip monetizuoti dalykus ir taip toliau. Tai aš manau, kad Eurolyga faktas nėra pilnai to potencialo savo įgyvendinus, jo labiau, kad aš jaučiu ir matau, kad kaip NBA yra max žaidėjai ir minimum žaidėjai ir in between nelabai ten jau kažkas yra, tai tas pats yra, mano nuomonės, tas pats darosi su Europos krepšiniu ir Eurolyga ir yra ten, nežinau, komandos, kuriuose atsiskleidžia žaidėjai, o viskas in between po biškį darosi nebelabai įdomu ir tiesiog tai yra tokie plaukiantis, neaišku, su kokie ateitim klubai. Tai aš manau, kad
ilgainiui, ta prasme, tos Eurolygos komandos turės susižerti visus tos rėmimus, visą attentioną ir taip toliau ir turėtų augti tas viskas. O kaip ten bus, manau, kad bus dar daugiau tų komandų greičiausiai, gal ten atsiras regionai, kaip yra NBA, irgi nenustepčiau, jeigu jų bus daugiau. Manau, kad ten endless yra būdų, kaip iš to padaryti daugiau, geresnį, sakykime, produktą. Aišku, viskas čia prasideda nuo media to rights, kur ten, man atrodo, jie yra dabar prasidavę ten už nieką. Tai čia pagrindinė. Tai čia ir pasikeis kažkada, kada bus daugiau pinigų, tose komandose viskas natūraliai augs. Okay. Nes turbūt tas karas FIBA Eurolygos paskaldė, ar ne, taip atrodo, iš Eurocupo ir Čempionų lygos, buvo bent kažatrodo vienas produktas, lyg tai dabar persiskelia, negalėtum pasakyti, kad jis kažkokia tai įtraukus ar patrauklus būtų, ar ne, tai turbūt kažkokios tokio didesnio perversmo reikės, nes mes matom ir kitose sporto šakose, kur ateina dideli pinigai ar iš arabų valstybių, jie tikrai, manau, ten tam tikri sprendimai daromi ir teisingi tokie perspektyvos prasme, kad jie tikrai pasieks savo rezultatus ir čia turbūt snausti senasis žemynas. Taip. Neturėtų. Dar ko nepalėtėm, tai šiek tiek ta psichologo vaidmuo, ar ne, sporto agento veikla, aš galvoju, tie etapai ir bangavimai būna dideli, kiek ten tos rolės pats jauti ir įgūdžių reikėjo per laiką suformuoti, kad... Tai viskas atėjo kažkaip taip pagal praktiką, aš ta prasme tų klaidų pats esu padaręs tikrai ne vieną ir ne dvi, kada galbūt aklai užstojau žaidėją arba nesuvaldęs jo ir nesupratęs, kad tai yra tik tai tuo metu esanti jo reakcija, jo kažkoks tai, perdėtas reagavimas tam tikrą dalyką ir kur aš tai ėmiau kaip tokį gryną pinigą, bet vėlgi aš pradėjau 19, to prasme, tai aš tikrai, padariau tų klaidų ir pats pasimokiau iš tų klaidų, ką sakyti, kada geriau patylėti, kada geriau išlaukti. Tai, bet kad reikia to psichologinio tokio tiek suporto, tiek kartais tokios realybės patvirtinimo, nes dažnai tas treneris yra teisus. Realybė yra tokia, kad dažnai yra teisus, dažniau yra teisus nei neteisus. Ir kartais reikia tą kažkiek tai įvilkti ir pateikti tam žaidėjui, bet vėlgi suprasti, kad mes visi norim jiem geriau. Tai įskaitant tą trenerį ir mane. Tai tie, aišku, psichologiniai tie dalykai yra, labai sudėtingi, nes ypač kada daugiau ten, nežinau, dirbu su filipiniečiu, dirbu ten su amerikonais, dirbu su migravusiais žaidėjais iš Afrikos, bet jie gyvena ten, nežinau, Italijoje, Olandijoje. Tai visi tie dalykai, jie visiškai skirtingai užaugę, be tėvų, be mamų, įvaikinti, įvairiausių yra dalykų. Visai kiti lūkesčiai gali būti. Supranti, kad, ir ten yra daug tų vadinamų, nežinau, insecurities kažkokių, tai kur tu, mokaisi, supranti, bet tas man patinka, man tas yra labai įdomu, supažinti tipus, charakterių ir taip toliau. O kas, nežinau, nepatinka arba galbūt tokie atspalviai labiau neigiami profesijos, kur pats jauti, kad reikia daugiau dylinti su tuo, kad ir pasaugot save, ar ne, nes vis tik emocinio resurso atiduodi labai daug ir kur yra tos vietos, kur turi skirti dėmesio ir savo. Tai visų pirma, turbūt sudėtingiausi momentai yra tame, kada vyksta non-stop tie dalykai. Dieną, naktį, savaitgalį, ne savaitgalį. Ir tu žinai, kad tu, kadangi jau turi tą žmogų šalia, ta prasme, ir tu esi suinteresuotas, ir tu galų gale įdėjęs ir laiko, ir pinigų, ir taip toliau. Tu žinai, kad ta problema, kurią jis iškėlė 11 val. Vakaro, jinai, ta prasme, nedings. O rytoj nuo 10 ryto bus dar kitų problemų. Ir tu tada tuo momentu galvoji, ar, ta prasme, tavo aukot savo, nežinau, laisvą laiką, kažkokią tai sveikatą, nežinau, ir spręsti on the spot, nes dažniausiai tie klausimai nėra kažkokie super duper sudėtingi, bet jos tiesiog, jos reikia išspręsti, nes, nežinau, man kas yra blogiausia, tai kad aš paliksiu telefoną 3 valandom ir aš žinau, kad per tas 3 valandas, jeigu aš nespręsiu, žinai, smulkių dalykų,
tai tiesiog susikaups tiek, kad ten gali iš proto išeiti. Tai čia yra, sudėtingiausias dalykas yra vienas šitas ir kitas dalykas yra, kad yra tikrai žmonių, šeimų ir taip toliau, kurios naudojasi tą situaciją ir tu, tą jauti ir yra tam tikra riba, kur tau reikia nuspręsti, kada reikia nukirst ir, galbūt vietom rizikuoti, nes, reikia suprasti, kad tie talentingi vaikai, prie jų yra išsirikiausia eilė agentų, kurie prižadės viską jiem padaryti. Ir čia yra ta tokia slidi riba, kada jau reikia brėžti jam tą ribą ir sakyti, nes tu jauti, kad ten, žinai, nežinau, nupirk man ten tėčiui mano ten kokią nors, nežinau, telefoną, prasme, ten, čia tokie jau, kur tu jau jauti, kad kadangi jis kažką gavo, kažkur jam tu padėjai, nes tu norėjai jam geriau, nes tikrai yra labai sudėtingų situacijų, kurie nieko savo negali leisti, ten pas dantistą negali nueiti. Bet po to jau tas dažnai būna, kad peraugai per daug. Yra kažkurių, tai nežinau, talentų prisimeni, kurių šiek tiek gaila, kad ar nesusiklostė karjeros. Akivaizdu, kad tokių mes turim savo rinkoje labai daug. Bet ką tu gali patarti ar ne jaunuoliui, kuris ir renkasi, žiūrinėjasi agentą, planuoja savo karjerą, kokie tie pamatai ankstyvoje karjeros stadijoje, kuris jau turėtų gal dar iki kontakto su agentu pamastyti, pagalvoti, pasitarti su tėvais, ar tie patys tėvai pagalvoti apie kažkurios dalykus ir pasiruošti geriau būsimam profesionalo keliui. Tai visų pirma, turbūt pagrindinis patarimas, tai vis tiek labai rimtai žiūrėti į mokslus. Nes vis tiek bent jau vidurinis ir po to jau priklauso turbūt 18-19 metų turbūt matysis kokios galimybės. Tai patarimas jo mylėti krepšinį, nes čia yra esmė. Čia nereikia to vaiko versti kažko daryti. Jis turi mėgautis to krepšiniu, jam turi būti linksma, jis turi eiti natūraliai per tos dalykus. Ir tikrai mokslas negali būti, kaip sakau, galbūt gali būti antroji vietai, bet jis turi būti vis tiek svarbus labai, iki kol tu baigsi tą mokyklą. Nes iki to amžiaus, kažkam ateis anksčiau, ateis 16-15 ir jis matys, kad jis yra super talentas ir reikės jau kažką tai daryti. Bet dažniausiai 18-19 jau tu matysi, ar tau geriau pasirinkti krepšininko karjerą ir tu kovosi dėl tam tikro algų, kažkokio tai podo. Ar tuo momentu tu geriau nueisi mokytis architektūrą ir tavo potencialas ten yra kažkoks tai geresnis. Tai čia turbūt svarbiausia. Okay. Tai šitą tokią edukacinę natą ir galėsim pabaigti mūsų įrašą. Tadai, ačiū už skirtą laiką, šiek tiek praplėtai ir leidai į užkulisius užeiti ir pažiūrėti, kaip sekasi tavo profesijai, tau sėkmės, ramių naktų, sklandžių metų ir vėlgi sėkmės mūsų didžiausios ir Lietuvos krepšiniui, jeigu galim pasidžiaugti ar ne, kiek apie mūsų sportą sužino pasaulis po vienų varžybų, kokią reikšmę turi, tai reiškia dėmesio turim tam skirti ir judėti pirmin. Tai ačiū dar kartą. Ačiū. Aš apskritai čia kažkaip iki ryto gali šnekėti šiaip iš tikrųjų. Man apskritai patinka, nežinau, gal edukacija, nežinau, aš šiaip norėjau ir doktorantūros to kažkurio momentu, bet kažkaip vis prie temos nepriejau. Bet nes šiaip pačiam tai man įdomu tas talent management, žinai, kaip jį davest, kad jisai pasiektų savo, geriausią savo versiją kažkokią, tai žinai. Nes čia žiauriai gilūs dalykai. Taip, bet tas ir, aš tik dėl to dirbu. Man įdomiausia tas yra, dėl to aš ir pasirinku rekrūtinti jauną žaidėją, kažkokį, nežinai, paruoštą, nes dauguma sėkmingiausių agentų, jie vagia žaidėjus. Nes taip yra, jeigu tu žiūri viską tik per business perspective, tai yra teisinga biznio, sakykime, teorija. Nes tau daug yra paprasčiau koncentruotis į tą masę žmonių, kurie jau uždirbinėja pinigus ir tu tik tai, žinai, galvoji, kaip vis tiek kažką pasiemsi, žinai, tu ateini jam pasakoji ten, nes dabar tą agentą tu gali taip atleisti. Tai jeigu žiūrėtum tik tai piniginių aspektų, kodėl agentų būt, tai reikėtų dirbti taip.
Nu ir ten vieną kitą tą talentą paimsi, nes tikimybė iš jų, kad ten išauks kažkas, jinai nėra didelė. Bet man tai yra įdomiausias tas procesas. Identifikuoti, žinai, tai yra vis tiek kažkoks kūrybinis darbas. Jo. Vis tiek ieškai turbūt kažkokios ekosistemos, į kurį... Taip, tada žiūri, kas jam tinkamiausia, žinai, tu jam dėlioji visą tą dalyką, tu jam samdai trenerius, žinai, ten, kaip sakau, ten daug kas sako, žinai, ten agentai, ten, nežinau, Milašiaus, žiūrėjau ten tą, tai yra cirkas, jisai, aš norėčiau, kad jisai pabūtų. Vienas kolega paprašė paklausti šito klausimo, mūsų, žinai, teisinė sako, paklaus Tado, ką man apie Milašiaus tai. Aš norėčiau, kad jis, aišku, aš nemanau, kad jisai mane turėjo omenyje, arba tokius agentus, kurie realiai, ta prasme, mes investuojam labai daug savo laiko ir pinigų į žaidėjus, tai nėra tik tai, kada tu pavoginėjai to žaidėjus, žinai, tik tai, ir persirašai, tai ten taip, tu neturi investicijos, bet kada tu paimi 16-metį talentą, kuris yra talentingiausias savo kartoj, ir dar dažnai, kuris negali, nežinau, nueit pas dantistą, tai tu su tuo vaiku, su ta šeima, iki kol jis tau pradeda nešti kažkokių pinigų, tai yra 22, 3, žinai, ir tai tu praleidi 6-7 metus, tik tai investuodamas ir laiką, ir pinigus, ir nervus, ir tu jį edukuoji, ir tu jį pušini, ir tu, žinai, identifikuoji, kai tau reikia tokio trenerio, tu, žinai, dirbi, investuoji, ir per tą laiką susideda daug, žinai, resursų. Tai sakau, aš čia, mano Tomas sako, kai išgirstu, kad kažkas taip sako, kad čia tie agentai, tai tik nori tik apgauti ir ta prasme, ir ten, žinai, ir nori tik pinigus ten paimti, tai sako, man drebėt pradeda, nes tai tie gauna, žinai, to krūvio vien iš manęs, ta prasme, kur aš darau kažkokius sprendimus, ten dėlioju, jisai daug atidirba to tokio juodo darbo. Turėjai šiaip istorijų, kad, nežinau, didžiuojasi, ar epizodų, ar ten, žinai, su kuo pradirbai, tokiu, žinai, kur palikęs. Tai sakyčiau, kad tie tokie pirmieji, kuriuos pasirašiau labai jaunus, 15-16, tai aš praktiškai visais didžiuojas. Milanovas, Gudaitis, yra daug tų žaidėjų, su kuriais aš užaugau kaip agentas, jie manim pasitikėjo, jie, kaip sakau, išliko man lojalus, nors tikrai galėjo neišlikti ir turėjo pasiūlymų tikrai iš geriausių ten agentų. Ir, kaip sakau, aš žinau, kad aš jiem atidaviau viską, ką galėjau ir jie sukūrė, kaip sakau, mane.